Radistai and you are listening to podcast on Zip FM. Klausau? Labas vakaras. Labas vakaras. Evaldas skambina. Koks Evaldas? Aš iš Vilniaus esu. Aš žinau, kad tu esi 12-okė, ar ne? Na taip. Nesijaudini prieš egzaminus? Kaip čia pasakęs. Kaip mokslai sekasi? Normaliai. Norėtum gerai išlaikyti egzaminus? Taip, be abejo. Matai, aš rizikuoju skambindamas, bet iš tiesų galiu padėti. Kuo galite padėti? Matai, mano mama yra, prasme, eina į komisiją dabar. Ne, čia nereikia jokių užduočių. Nereikia užduočių? Ne, čia. 100 litų tik. Ne, čia nereikia. Istorija, lietuvių, matematika. Nereikia, istoriją puikiai išlaikysiu. Tikrai? O kaip matematika? Matematika normaliai. Už 100 litų gausi 100. Ne, čia nereikia. Tikrai? Nereikia. O tavo draugam nereikia? Nereikia. Gerai, už 50. Ne. Kodėl? Prašiausiai nereikia, aš noriu sąjungom gyvenime, tai nepirksiu gal žinių, verslo ar kažko už pinigus. Niekada nepirksi? Ne. Sąžinė neleidžia. Yra tam tikri įsipareigojimai. Rimtai? Nežinau, kaip tau čia gyvenimas susiklostė. Ne, aš tiesiog, aš galiu padėti. Gal ir žmoną nusipirkti ar kaip tam? Ne, žmonos dar neturiu. Na taip. Namą dabar nusipirkau. Tai namą nusipirkau. O klausyk, tai niekad taip nenusirašinėjai? Kaip čia pasakys, kartais, kai būna klasė, atsiskai nusirašai, bet tai retas reikalas. O jeigu aš tau už dyką duosiu? Ne, čia. Aš pernai pasinaudojau. Išlaikiau visus 90. O matai, ne 100, sakai 100. Ne, tai aš tyčia suklydau, nes, žinai, aš taip. blogai mokinausi, nenorėjau, žinai, gerai pavaryti. Taigi būna visai, pavyzdžiui, gal aš irgi ten matematiką neturiu auksinę, ten 10, bet ką gali žinot? Bet tai vat, tu įstotum į bet kurį universitetą. Na, aš noriu sąjungom pasakyti, kodėl tu mane bandai perkalbėti. Aš noriu tau padėti. Tu gali man padėti, pavyzdžiui, psichologiškai nusiteikti egzaminai, bet ne pinigais, kad aš tas užduotis pirkčiau kažkas tokio. Tai aš sakau, už dyką galiu duoti. Nereikia. Tai galiu ir psichologiškai. Galiu aš tau padiktuoti dabar. Pasiimti telefoną. Diktuok, jeigu nori. Tai nuo kurios užduoties pradedam? Nežinau, nuo kurios norim. Tai nori, kad aš tau padiktuočiau dabar? Pavyzdžiui, padėk lietuvių, kokias manai, kad temos bus. Va, dabar prasideda, klausyk. Tai sakyk, nedomina tavęs. Aš tik paklausiu ir pats išprovokavai. Išprovokavau. O tai telefonus skiriasi nuo to, kad man duosi rankas už dyką ir kažko tą atsiūs ar pinigų. Ne, man pinigų nereikia, aš turiu pinigų, aš tiesiog noriu gal padėti. Man nereikia, man nebent psichologinės reikėtų gal pagalbas nusteikti drąsiau į tiek egzaminų. Tai ką, man tau galvą paklostyti? Galėtum, negeriau nesiūlyti užduotis, o galvą paklostyti. Aš nežinau, kaip tau psichologiškai padėti. Aš galiu tau priburti visokių dalykų, pasakyti, kad nueitum masažus, privalgytum šokolado, bet tai nepadės. Yra visokių kitokių būdų. Gerai, ačiū, kad skambinai. Palauk dar. Net ir laiko aš. Palauk. Sakyk, reikia. Akvilė, nepalauk. Taip. Visų pirma, tavo aguonas siunčia linkėjimus. Kaip? Aguonas siunčia linkėjimus tau. Žinau, ko gero siunčia. Taigi, što, ZPSM aš supratau. Zip FM. Taip, brangioji, labai džiugu, kad nepasidavai mano tom blevizgom ir nesąmonėm, nes, ką žinau, aš irgi žinau, laikiau egzaminus, bet laikiau savo galvą ir nieko nepirkau niekada. Tai žinau, neįmanoma nusipirkti. Neįmanoma? Tik, žinok, visi pardavinėja, tik kiek aš girdžiu. Kas daugumą sako. Ai, tik sako, ten apgaulinga, ne? Taip. Tai dėl to turbūt neperki, nežinai, kad vis tiek bus blogi, tai kam čia pirkti, ar ne? Šiaip, jeigu būtų geri, tai gal ir nusipirktum. Ne, tiesiog, ką reikia, sąjungom bandau pasitikėti. Tai šauniai darai, nes ką turėsi ant pečių, kaip ten sakoma? Nenešiosi. Jo, žodžiu, nesvarbu, tai palinkėsiu tau, kaip ir linkėjau prieš tai mergaitai, sėkmės egzaminuose ir tikiu, kad išlaikysiu juos labai gerai. Nedėkosiu, negalima dėkoti. Jo, nedėkok tikrai. Gerai, visą iki. Daug šokolado valgyk. Iki. This is Radistai and you are listening to podcast on Zip FM.